86-87 pamokos yra skirtos išplėstiniam dalyviniam, pusdalyviniam ir padalyviniam aplinkybėm ir jų skyrybei. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad mes jau 7 klasėje mokėmės, jog dalyvis gali būti sakinyje gali būti išplėstinis pažyminys. Ir mokėmės jį atpažinti, skirti. Tačiau dalyvis gali būti ir aplinkybės, gali eiti ir aplinkybėmis, ir išplėstinėmis aplinkybėmis. Apie tai mes šiandieną ir kalbėsime. Štai pavyzdžiui, sakinyje išjoję raiteliai pralinksmėjo, randame gramatinį centrą, kas raiteliai, veiksnys, ką veikia raiteliai, pralinksmėjo, tarinys ir keliam klausimą dalyviui, kada pralinksmėjo raiteliai, išjoję. Ir laikome tai laiko aplinkybė. Kaip ir paprastos aplinkybės, jūs neskiriame, tiesiog jį išreikšta dalyviu ir yra paprasta laiko aplinkybė. Tačiau dalyvis, taip pat pusdalyvis ir padalyvis gali turėti savo priklausomų žodžių grupę. Tai reiškia valdyti daugiau žodžių. Pavyzdžiui, išjoję iš girių raiteliai pralinksmėjo. Dar daugiau išplėskime. Išjoję iš nykiųjų girių raiteliai pralinksmėjo. Tuomet visa ta grupė, kurią valdo dalyvis, ir yra laikoma išplėstinė dalyvinė aplinkybė. Kaip reikėtų ją įvardinti? Kadangi tai nėra vienas žodis, bet visa žodžių grupė, tai aplinkybė, aišku, bus išplėstinė. Rašome viršuje išplėstinė. Tuomet žiūrime, kuris yra svarbiausias žodis, tai būtų išjoję. Tas svarbiausias žodis, dalyvis jis yra, tai būtų dalyvinė. Iškėlėme klausimą, kada pralinksmėjo. Išjoję iš girių, tai reiškia laiko, kada klausimas. Ir gavome, kad tai yra išplėstinė dalyvinė laiko aplinkybė. Kaip šias aplinkybės skirti? Nes jūs matote, kad aš padėjau kablelį po aplinkybės. Dabartinės taisyklės, netaip senai pakeistos, leidžia aplinkybę skirti arba neskirti. Bet tai daryti irgi reikia mokėti. Geriausia bus mums pasižiūrėti į pavyzdį, kai aplinkybė yra sakinio viduryje. Aš ją išrašiau į vidurį. Pavyzdžiui, raiteliai išjoję iš girių pralinksmėjo. Taigi taisyklės leidžia išplėstinę aplinkybę skirti kableliais iš abiejų pusių. Taip pat taisyklės leidžia visiškai neskirti šitos aplinkybės. Raiteliai išjoję iš girių pralinksmėjo. Tai priklausys nuo to, ar skaitantis arba rašantis nori išskirti intonaciškai šitą aplinkybę. Jeigu aš ją noriu skirti, pabrėžti, žinoma, aš kablelius dėsiu. Bet kada bus klaida? Jeigu aš padėsiu vieną iš jų. Jeigu aš parašysiu raitelį, išjoję iš girių pralinksmėjo, jau bus klaida. Taip negalima daryti. Arba jeigu aš padarysiu taip, raitelį išjoję iš girių pralinksmėjo, irgi negerai. Reiškia, ką aš turiu atsiminti? Arba galima skirti, arba galima neskirti išplėstinių aplinkybių. Bet turime tai daryti žinodami, jog iš abiejų pusių turime skirti vienodai. Na ir dar aš minėjau, kad išplėstinės gali būti ne tik dalyvinės, bet ir pusdalyvinės bei padalyvinės aplinkybės.
Štai pavyzdžiui, ir jojo jis pasikraipydamas į visas puses. Surandam tarinį jojo. Taip, klausime. Kaip jojo jis? Atsakome pasikraipydamas į visas puses. Taigi visa šita grupė yra aplinkybė. Apibūdinkime ją. Kadangi ne vienas žodis buvo, tai išplėstinė, jis turi pusdalyvį. Pasikraipydamas, tai būtų pusdalyvinį, kilo klausimas, kaip jojo, reiškia būdo aplinkybė. Taigi išplėstinė pusdalyvinė būdo aplinkybė. Susirandu tarinį jojo. Taisyklės rekomenduoja, tai sakau, neprivalu, tik rekomenduoja. Jeigu išplėstinė aplinkybė eina po tariniu, jos rekomenduoja neskirti. Taigi aš kablelio čia nepadėjau. Padalyvinė aplinkybė. Išvykus mamai ėmiau nerimauti. Taigi vėl susirandame tarinį. Ėmiau nerimauti. Klausiu klausimą. Kada ėmiau nerimauti? Išvykus mamai. Taigi jau ne vienas žodis, taigi aplinkybė yra išplėstinė. Svarbiausias žodis yra išvykus, jis padalyvis, taigi padalyvinė. Kilo klausimas, kada ėmiau nerimauti? Laiko aplinkybė. Pasižiūrėkime skyrybą. Išvykus mamai ėmiau nerimauti. Kai išplėstinė aplinkybė yra prieštarinė, pasakoma prieštarinė, vėlgi pabrėžiu, rekomenduojama ją skirti kableliu. Rekomenduojama, tai reiškia nebūtina. Jeigu aš nepadėsiu čia kablelio, manysiu, kad man jo nereikia, niekas manęs nenubaus. Taip pat, jeigu aš šitame sakinyje padėsiu kablelį, taip pat manęs niekas neturės teisės nubausti. Nes tai yra pasirenkamoji skyryba, laisva skyryba, neprivaloma. Svarbu, kaip minėjau, nepadaryti esminės klaidos ir skirti iš abiejų pusių vienodai. Taigi, kada dalyvis, pusdalyvis arba padalyvis turi savo priklausomų žodžių ir atsako į aplinkybių klausimus. Jis sudaro su tais žodžiais išplėstines aplinkybės. Taip, toliau rūšį nustatome pagal tą žodį ir pagal klausimą, į kurį atsako aplinkybė. Skiriame aplinkybės pasirenkamąją skyrybą. Jas galima skirti arba galima neskirti, bet tai turime daryti būtinai vienodai iš abiejų pusių. Rekomenduojama prieš tarinį parašytą išplėstinę aplinkybę skirti, po tarinio parašytą aplinkybę neskirti. Taigi, pamoka baigta.